Lietuvai yra 4 tarmės – žemaičių, aukštaičių, suvalkų ir dzūkų. Deja, mokančių kalbėti tarmiškai vis mažiau. 8 iš 10 mokančių tarmę net su tėvais tarmiškai nekalba. Tik kodėl žmonės nevartoja tarmės? Tarmės gėdija žmonės atsikėlę į didžiuosius miestus iš provincijos. Tačiau tarmė yra žmogaus tapatybės dalis. Beveik visi respondentai atsakė, kad jų tarmė jiem pati gražiausia, o net trečdalis mano, kad prestižiškiausia yra aukštaičių tarmė. Vis dėlto 18% žmonių mano, kad skatinti jaunimą kalbėti tarmiškai nereikia. Prieštaravimams atsiranda klaidingai manant, kad tarmė sunkina bendrinės kalbos mokymąsi, tačiau vertinti puoselėti tarmės būtina, jei norim išsaugoti savo kultūrą ir savitumą.